Tai šiandieną mes randamės Jonavoje, bare Arma ir nepaprastai įdomi idėja – palikta kava. Štai mūsų stalelio stovi kavos puodeliai ir aš noriu pakalbinti Darių, kuris, galėčiau pasakyti, kad tai tėtis Jonavoje šios idėjos. Darių, ar galėtum save įvardinti kaip tėtis? Dar norėčiau pasakyti, kad yra ir krikštatėvis. Tai gal trumpai tą istoriją ir kas tave paskatino jungtis prie šios akcijos Palikta kava, kur ji gimė, nes kaip tėtis turėtum žinoti. Jo, tokią stiprią žinią gavau tai Facebook'e iš vieno draugo, kuris įdėjo tiesiog šitą pasiūlymą. Įdėjo Alytaus iniciatyvą, kuri vyksta jau maždaug apie metus laiko, dalyvauja tame 15 varų kavinių ir restoranų šitame ir pasiūlė kam nors iš jonaviečių imtis šitos idėjos. Aš pasitarę su savo jaunaisiais draugais, mes nusprendėme, kad labai gražu būtų visą šitą iniciatyvą išplėtoti Jonavoje. Paskui kitą dieną aplėkėm kelis barus kavinės Jonavos ir apsidžiaugiam, kad jie irgi su dideliu entuziazmu ėmėsi viso šito. Ir beliko tik pasigaminti lipdukus, krajučių, sukurti Facebook'o profilį ir pakviesti visus geros valios žmonės dalintis kava. Palikta kava. Taip. Palikta kava. Kiek yra tau žinoma apie šią akciją ir kas būtent... Aš irgi sužinau, pavyzdžiui, per Facebooką apie ją. Aš žinau, kaip jinai atsirado. Gal gali trumpą istoriją, kaip ta atsirado iš vis mintis? Na, tai jau Italijai tai vyksta apie 100 metų. 100 metų Italijai? Taip. Ir žmonės ateidami Italijoje į daugelį kavinių gali palikti kavą. Tiesiog žmonėm, kurie negali įsigyti kavos. Ir būtent ši akcija ten paplitusi ne krizės laiku, o kai žmonės gyvena pakitinę geriau, jie tos kavos nepalikinėja. Bet kai būna sunkus metas, jie tik palieka ir tada tiesiog gali savo pasakyti, kad aš negyvenu taip blogai, kaip kitas žmogus, kuris negali nusipirkti kavos, aš galiu padaryti gerą darbą ir palikti tam žmogui kavos. Kad jam, kai yra sunkus metas, būtų lengviau. Kaip visą tai, pavyzdžiui, aš geriu kavą, esu italas, prieš 99 metus nusipirkau kavos puodelį ir išgeriau kavos puodelį. Ir ką aš turėčiau padaryti, ką daro italai? Na, jūs ateinate į kažkokią kavinę ar barą ir tiesiog perkate kavos ir sakote, aš perku kavą, palieku dar vieną. Tai aš sumoku už 2 kavas. Tai perku vieną, sumoku už 2. Perkate vieną, sumokate už 2, o kitą išgeria. Tai tą kavą gers žmogus, kurio aš net ir nematysiu galbūt niekada. Arba net nepažinosit niekada. O man tai labai įdomu, kodėl jūs prisijungėt, ta prasme mes čia pradėjom šią iniciatyvą Jonavoje, kodėl jūs sugalvojate palikti tiek daug kavos tokį didelį. Žinai, aš pradžiai tikrai nustebau, kad tai yra daroma mažuose miestuose, Alytus, Jonava. Tikrai galvoju, kad tai yra daroma Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžy, bet kur, Rokišky, bet kuriam Lietuvos kampelė. Ir kai sužinojau, kad tai daro vos ne 2 Lietuvos miestai, aš tikrai taip norėjau padaryti Lietuvos mastu. Jonava, baras Arma, aš atėjau pas savininkus, pas Armos darbuotojus ir paklausiau, kaip jiems ši akcija. Visi priėmė šią akciją tikrai su šypsena ir tai mane dar labiau paskatino išplėsti šią akciją visos Lietuvos mastu. Žinot, turbūt, kad kiekviena didelė ugnis, laužas visą laiką atsiranda mažos kibirkšties dėka. Jūs turbūt buvote ta kibirkštimi, ar ne, kuri plinta toliau ir aš pajaučiau tą kibirkštį, man ta idėja tikrai labai įdomi ir labai noriu, kad tas gerumo laužas, ta ugnis liepsnotų visoje Lietuvoje. Turbūt kiekvienas iš mūsų esam pastebėję žmogų, kuris yra kavinėje ir geria kavą. Ar matėte, kaip žmonės vienas su kitu, ar ne? Ramybė, neskubėjimas, kažkoks tai bendravimas, jaukumas. Taip, aš pritariu šitam ir dar pastebėjau tokį dalyką, kad dviese mes jeigu paliktumėm po kavos pakelį, tai praktiškai iš praktinės pusės žiūrint išeitų kavos pakelis ir mes kokiai šeimai nuneštumėm, tai užtektų visai savaitei, bet tame kavos pakelį aš išvilgiu truputėlį daugiau negu vanduo, kava ir cukrus, ir šiltas gėrimas. Tai yra tiesiog, kaip aš vadinu, filosofija. Ir nežiūrint tai, kad ten žmogus gali palikti, negerai jaustis, kad gali palikti, bet tiesiog pakviesti tą žmogų, kuris galbūt niekada nėra bare buvęs, to jokioje aplinkoje, ateiti, atsisėsti ir išgerti tos kavos. Buvo daug įvairių pasiūlymų ir iš
mūsų emigrantų, iš Airijos, kad labai gerai būtų, kad dar paliktumėm sumuštinį, gal kiaušinienės kažkokios, visą kitą. Tada ši akcija galbūt praranda tą tokį kryptingumą, kaip aš sakau. Tada ne kavos. Jinai tampa mišrainės akcija. Taip, ne, aš labai gerbiu tos žmonės, kurie užsiema labdaros paramos, visokiausių fondai, kurie tenais nuo pampersų iki kruopų skiria žmonėms, tiems, kuriems reikia, bet tai yra tiesiog kava, jokioj aplinkoj, jokioj vietoj, karštas kavos puodelis, kurio negali gal kažkas tai kiekvieną. Aš turbūt irgi dariau, paantrinsiu tau, padovanot žmogui šiaip kavos, tai yra aplinkos pakeitimas, tai yra santykis su to, kas mus supa, tai yra žmonės. Mes galim pamatyti žmonės atėjusius čia, pastebėti, kaip jie atrodo, ar ne, kokie gražiai, kaip jie bendrauja. Pažiūrėkite, kaip įdomu stebėti du bendraujančius žmonės prie kavos puodelio. Jie tampa visai kitokie. Galime pastebėti, kaip mūsų tiesiog palikta kava suveda žmonės, kad jie bendrauja. Kad jie mūsų gėris eina per du žmonės, kurie, net ne du, grupelė žmonių, kurie bendrauja. Ir mano manimu, tai galbūt nedaug, bet nors truputį sumažina socialinę tą atskirtį. Yra skirtumas, kur aš atėjau, kažkokiam vadinamam elgetai duodu tenais 2 eurus ir būtinai naikis gerą kavos. Tai jau aš prieš jį esu tas, kuris galiu duoti, o jisai jau tas vargšas, kuris ima. O čionais atėjęs tiesiog į kavinę, pamato žmogus, kad yra paliktos kavos ir paprašo. Ir mes visų prašom, kad neišskirti, klausia mūsų, kaip atskirti, kuriam duoti, ne, duoti ir tiek. Aš manau, kad būtų visai fainai, jeigu aš šiandien pamiršęs piniginę namuose, užėjau į barą ir noriu išgerti kavos, paimu tiesiog tos paliktos kavos. Kitą dieną, aišku, aš galiu atsilyginti visą šitą ir palikti. Tai yra toksai, neišskiriant kažkokių tai žmonių, tai tie, kurie geria tą kavą, lygus yra su tais, kurie ir palieka. Būtų, žinoma, labai smagu, kad įsitrauktų tokie dideli miestai kaip Kaunas ir Vilnius, nes iš tikrųjų ten daugiau studentų, kurie, pavyzdžiui, iš tikrųjų studentai, jiems sunkiau, jie kartu tos kavos kartais negali atsigerti ir iš tikrųjų studentai bendrauja, jie galėtų tiesiog pasiimti kavos ir... Ypatingai arčiau savaitgalį. Pasimokyti, pavyzdžiui, atsisėdę kavinėj. Mes todėl ir esame čia, nes jūs pradėjote tą kibirkštį Jonavoje, man ši idėja patiko, aš noriu, kad ši idėja išplistų Lietuvoje. Todėl labai dar jau palaikysiu ir tavo mintį pratęsiu, kad mes visi turime tarsi kažkokias etiketės priklijuotas, ar ne? Aš esu kažkoks tai narys, kažkur tai svarbus, kažkur tai kietas, kažkur aš esu, kaip tu sakai, galbūt elgeta. Ir kad tas etiketės, kurias mums klijuoja, kad jas šiek tiek nusimti ir kavos puodelio dėka pabūti tuo, ko tu gal nesi, galbūt to, kas tavyje kirba ir tu visą laiką stengiasi užmiršti. Tai šią akimirką gal ir leis prisiminti, kas mes esame iš tikrųjų, tą mūsų tikrą šilumą, kad mes esame tarsi grandinėlė, kuri susekta, nes jinai nutrūkus, jinai neturi savo paskirties neatlieka. O jeigu mes esame viena grandinėlė, mes esame globalus pasaulis, kad mes pajustume tą vienybę mūsų, nes kiekvienas labai dažnai manome, kad mes po vieną mes galim daug, o iš ties po vieną tu nieko negali. Tu po vieną gali būti koks nori, absoliučiai žinomas, turtingas, bet jeigu tu vienas, tai netenka prasmės. Bet gali palikti vieną kavos puodelį. Tai galbūt, kad ta grandinėlė būtų ta reakcija grandininė, kaip aš sakau. Iš ties, aš su žmona ėmiausi šios akcijos ir nuo sausio 10 dienos būtent pasirinkau šį barą, Armos baras Jonavoje. Nuo sausio 10, 10 dienų, 10 nemokamų puodelių ir aš palieku šios puodelius visiškai nemokamai žmonėms, tiems, kurie galbūt neturi galimybės nusipirkti, bet mano tikslas yra dar kitoks. Aš noriu palikti šios puodelius tiems žmonėms, kurie galbūt nori pajusti tą šilumą ir nori perduoti šilumą kitiem. Tegul tai būna ta kibirkštis, kuri uždegs didelį ugnį. Tai aš kviečiu draugus, nepažįstamus žmonės, tavo draugus, tavo Dariau, visos Lietuvos žmonės, visus miestus, jungtis, palikti po kavos puodelį ir tegul tie žmonės dar gal net ir įdomu, kad jie nežino, kas jiems paliko. Ar ne? Ir kam palikė? Ir kam palikė, nežinai. Aš palikau, aš nežinau kam. Bet darome tą akciją tam, mes visą tai dabar kalbame tam, kad jūs suvoktumėt, kad jį vyksta, kad būtų tas noras dalintis. Taip, jūs dabar mūsų žinot, mes paliekam po 10 puodelių, mes jau išryškinti, bet mes nežinom tų žmonių, kurie paims tą kavą. Galbūt jūs paliksite, jūsų niekas nežino, bet tas žmogus, kuris paims, jis pajus tą jūsų šilumą. Dream that you dare to, oh why can't I?
miles are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where. Tai mes su visais paniriečiais, su savanoriais, su jaunimu, su Dariumi kartu. Ir su jumis Dainiu. Palinkėsime visai Lietuvai. Pailsėk nuo bėgimo, nuo kovos, paragauk paliktos kavos. Dreams that